Kristina ir Arūnas Martinėliai buvo vieni iš pirmųjų savo ekologinį ūkį pertvarkę į aukštesnį ūkininkavimo lygį – biodinaminę žemdirbystę. Čia svarbiausia – tvarumas ir harmonija su gamta. Pirmą kartą apie tai išgirdusi pagalvojau, kad tai magija. Tad kviečiu ir jūs susipažinti bei suprasti, kas paskatina sujungti žmogaus darbą su gamtos galiomis. Pasaulyje, kur vyrauja skubėjimas, technologijos ir masinė gamyba, vis daugiau žmonių ima ilgėtis paprastumo ir ryšio su gamta. Šiandien keliaujame į Širvintų rajoną, į Levaniškio dvarą, kur Kristinos ir Arūno Martinėlių šeima ne tik puoselėja unikalų istorinį paveldą, bet ir ūkininkauja pagal biodinaminės žemdirbystės principus. Jiems ūkis tai kur kas daugiau nei darbas. Tai būdas gyventi darniai su gamta, išlaikyti ryšį su žeme ir puoselėti vertybės kasdienėje veikloje. Čia svarbiausia – gamta, istorija ir atsakingas požiūris į ateitį. Mes ūkininkai ir mes pirkom žemę. Ir tas dvaras gavosi kaip dovanų. Bet kai jis atėjo pas mus, tai tada supratom, kad kažkas ėmė ir pasikeitė gyvenimą, kad tiesiog jisai mus įpareigojo daryti tokius darbus, kuriuos ir darėm. Ir restauravom. Ir tada jau ta vizija formavosi. Tada mes pradėjom ūkininkauti biodinaminiu to būdu, nes tai yra žemės saugojimas ir palikimas ateities kartom. Tiesiog viskas klostėsi, sakyčiau, savaime. Nežinau, mes kažkokių labai didelių planų niekada neturėjom. Neturėjom jokios vizijos, kažkokio kaimo turizmo, kaip tiesiog darėm, kad būtų gerai mums patiems ir mūsų vaikams. Tiksliau, ūkis turi išlaikyti dvarą, o ne dvaras ūkį. Tai mūsų prioritetas yra būtent ūkio veikla, kada ūkis nėra mažas, ekologinis, biodinaminis, tenka daug darbo dirbti, kad su chemija, naudojant chemiją būtų daug greičiau kažką padaryti, bet mūsų tokia misija tokia, kad mes linkę eiti sunkiausių kelių. Mes tai visą laiką įsivaizdavom, kad mes čia gyvensim, tik tai gyvensim. Aišku, darysim tokius, sakykime, bendruomenės vakarus su kažkokia ten muzika, klasikinė gal, ar kokia, bet taip ilgai užtruko čia tas apsigyvenimas, kad vaikai pradėjo savo vizijas jau turėti. Ir, pavyzdžiui, vyresnysis sūnus sakė, ne, čia gyventi negalima, čia reikia daryti tik tai kaip kultūros židinį. Žodžiu, kad dvaras turi traukti šviesuolius. Žiūrėsim, kas iš to išeis, aišku. Pas mus visokie etapai buvo. Buvo kažkada tas ūkis, pradžioj buvo jisai ir naudojom ir chemizuotą, buvo ir trašas, ir chemiją, bet po truputį perėjome ekologinę žemdirbystę, įsigijom galvijų, o ta biodinaminė jau buvo sekantis etapas. Ir kai aš po vienos kelionės grįžau ir papasakojau žmonai, kad yra dar tokia kaip ekologinės žemdirbystės, tokia biodinaminė žemdirbystė ir ten yra ir tokių labai įdomių tokių perliukų toj žemdirbystėje tokių va. Tai pavyzdžiui, buvo ir skeptiškai galbūt pažiūrėta į tą, bet paskui vykom į ūkius, seminarus tos. Bet žiūrėjom abu skeptiškai iš pradžių, o paskui abu jau neskeptiškai kažkaip tai. Ir nors, aš prisimenu, jis pradėjo pasakoti ir aš sakau, jau tokių nesąmonių, tai čia mane kalbėk. Bet užteko nuvažiuoti į porą tų jau tokių kelionių jau sąmoningai pasirinktų į tos ūkius ir kažkaip visiškai pakeitė visą mano pasaulėžiūrą, nes kai pamatai, kokie darnus, kokie gyvybingi ir, nežinau, harmoningi tie ūkiai yra, tai tik ir norisi tokiam paskui būti. Ir vaikai į praktiką, vieną vasarą ir Augustinas važiavo praktikai, tokiam ūkį dirbo, ir Julius važiavo irgi pusmečių galbūt į tokį ūkį padirbėti biodinaminį, susipažinti iš vidaus tą ūkį pažinti, kuo jisai ypatingas. Mes jau
ekologinis ūkis jau mes esam 20 metų, tai, o biodinaminis jau 10. Tai jau tiesiog jau, o šiaip ūkininkais esam beveik 30. Tai 10 mečiais jo išsidėliojo, bet atsimenu dar prieš pereinant jau visiškai į ekologiją, mes su Arūnu sakom, gal reikia čia kokį lauką susitvarkyti, tipo prieš išsipurkšti, kad jau tų piktžolių neliktų, ir išgirdau mūsų vyresnis sūnus, tada jam gal, 10 metų gal buvo. Visi sako, kaip jūs drįstat? Ir mes tada susigėdom. Einate ekologiją ir čia prieš tai dar. Ir dalykus darot ir net šnekat, kaip jūs galite. Ir nuėjom nesusitvarkė. Ir visai gerai, paskui vis tiek išsprendžia viską savaime. Biodinaminė žemdirbystė – tai ekologinės žemdirbystės aukščiausia pakopa, reikalaujanti holistinio požiūrio į ūkį kaip į gyvą, savarankiškai funkcionuojantį organizmą. Vieno didžiausių Lietuvoje biodinaminio ūkio savininkų pagrindinis rūpestis – dirvožemio sveikata. Ja užtikrina mišrus ūkis. Dirvožemiui atkurti būtini galvijai, jie atgaivina nualintą žemę. Ūkyje iš gyvulių mėšlo gaminamas kompostas, taip pat ruošiamas biodinaminius principus atitinkantis purškalas, skirtas dirvožemiui ir augalams stiprinti. Ekologinė žemdirbystė gali būti ir mišrus ūkis, bet gali būti ir grinai ir augalinkystės ūkis arba daržininkystės ūkis. Biodinaminė žemdirbystė vis dėlto tas vis laikas surištas su gyvuliais, būtent su galvijais, su karvėm. Ir tas toks surišimas yra, kad užtikrinta komposto, trąšos tokia sąveika, žemės, gyvulio, augalo tokia ir tokia sąveika. Nes jeigu augalinkystės ūkis bus ir nebus gyvulių, tai ilgainiui gali būti taip, kad žemė bus nualinta, nustekenta. Nes niekas taip neatstato to dirvožemio kaip galvijas. Minimalus kiekis sertifikuojant kaip biodinaminį ūkį yra būtent vienas sąlyginis gyvulys, viena karvė 5 hektaram žemės ūkio naudmenų. Taip, ar ganyklos, ar pasėlį. Tai čia yra minimalus. Bet kiekvienas eidamas į biodinaminę žemdirbystę įsipareigoja gyvulių kiekį didinti, kad būtų tas skaičius, kad būtų bent jau 2-3 sąlyginiai galvijai ant 5 hektarų naudmenų. Tai yra toks patogiausias yra viduriukas. Tada bus ir žemė nenualinta, nes tam tikrų metų žemė gaus trąšos ir augalai jos nenualins. Nes vis tiek užaugdamas augalas jisai paima iš dirvožemio vertingiausias tokias mikroelementus, kurių beveik neįmanoma atstatyti pavyzdžiui, su sintetiniam trąšom. Tik ta gali gyvulis suteikti, tą gyvybingumą, tą gyvybę žemėj. Finansinė išraiška nėra taip labai brangiau, bet labai darbui imlus procesas, rankų darbui. Tai atitinkamai daugiau darbuotojų, daugiau algų, viskas susiveda į tai, sakykime. Ūkininkai pabrėžia, ne didesnės sąnaudos lemia, kad biodinaminė žemdirbystė dar nėra plačiai paplitusi. Žmonės kur kas dažniau vilioja greitesnis rezultatas. Biodinaminis ūkininkavimas – tai filosofija. Tam reikia kantrybės, gilesnio ir platesnio suvokimo, o svarbiausia – galvoti apie tvarią ateitį. Labiau susijęs su tuo, kad negalima naudoti jokių cheminių preparatų. Nes aišku, kaip ten sako, išpurškiai susitvarkiai ir baigta, ar ne? O čia, turi labai daug vis tiek mąstyti, ką padaryti, kad tų žolių mažiau užaugtų, ar ne? Kad nepakenkus tam dirvožemiui ir augalui. Tai tiesiog aš galvoju, kad žmonės, gal netingi, bet jie nenori galvoti per daug, nes visi renkasi tai, kas yra patogiau. Po kelių minučių laidoje sužinosite, kokie yra biodinaminio ūkininkavimo principai, kuo pakeičiami įprasti pesticidai ir cheminės trąšos,
Kodėl dirvožemio sveikatai būtini galvijai? Biodinaminis ūkininkavimas remiasi holistiniu požiūriu. Ūkis laikomas vientisu organizmu, kuriame visi elementai tarpusavyje susiję. Siekiama ilgalaikės harmonijos su gamta, todėl ūkininkaujama atsižvelgiant į natūralius gamtos ciklus. Vietoj cheminių medžiagų naudojamos natūralios, pačių pasigamintos priemonės, kuriomis skatinamas dirvožemio ir augalų gyvybingumas. Darom viską, ką ir paprastai ūkininkai daro, bet dar papildomai naudojam tam tikrus preparatus, kuriuos patys pasigamina. Tai dabar jau yra be galo daug mokslinių tyrimų, kurie įrodo šitų preparatų veikimą. Tik tai, neparanku yra skelbti tokius ar nepigius būdus, už kuriuos nereikia mokėti pinigų kažkokiam tai, sakykime, bendrovėm ar ne. O mes pinigų neturim tiek, kad galėtume skleisti tą žinią, tiek, kad visi išgirstų. Taip. Bet tai nėra joks raganavimas. Tai dabargi pilna šitų bakterinių preparatų, kurios prekiauja įmonės ir skelbiasi ir visi perka, o mes patys pasidarom juos. Tai nieko mes tokio ypatingo nedarom, nieko keisto ir jokių burtų ten negaminam, tik tai tiek, kad neperkam. Biodinaminė žemdirbystė tai prasidėjo nuo Rudolfo Steinerio. Lygiai prieš 100 metų. Lygiai prieš 100 metų perskaityto žemės ūkio kurso. Ir Lenkijoje, dabartiniai Lenkijoje, tada Vokietija buvo, ūkininkai pasikvietė jį, kad jis paskaitytų. Ir jis atnešė tas žinias. Jis papasakojo apie tos preparatus, aišku, tada jisai sakė, nepulkit ir neskelbkit, nes tai ne visiems bus suprantama. Kol išbandė žmonės ir suprato, kad iš tikrųjų veikia tie preparatai, nes iš tikrųjų taip pat darė bandymus pradžioj. Ir tada pradėjo plisti, bet ir tie receptai buvo aiškus ten, ragai, mėšlas, krištolas kalnų, žolelės, žolelių ištraukos, sakykime, kažkokios, tai ir dabargi šiltnamius laistom ar ne žolelių ištraukom, tik tai čia mažesniais kiekiais, kaip homeopatiniai vaistai paskirstoma daugiau, kaip ir per informaciją, sakykime, tai kitus šitas trikdo. Mūsų pačius iš pradžių irgi trikdė. Kai tik tai tu girdi, tu nematai, kaip veikia, tu nesi susidūręs, nenuvažiavęs į kitus ūkius pasižiūrėjęs, tai atrodė nesąmonės. Arba nežinai veiklios medžiagos, kokia ten sudėta ta veikli medžiaga. Tai aš kitiems skeptikams pasiūlau tada, jeigu jūs nenaudojate homeopatinių vaistų vaistiniai, neklausėte vaistiniai, kaip tos vaistus homeopatinius pagamino vaistininkė, tai lygiai tas pats ir čia homeopatija yra tik dirvožėme arba kompostui. Tai yra, tai vėlgi tokios niuansai. Tai mes kitą kartą jau ir nepuolam pasakoti, kaip tas preparatas gaminamas yra, nes iš karto lavina skepticizmo tokio kaunas. Lietuvoje veiklą vysto 18 biodinaminių ūkių. Jų skaičius pamažu auga. Ūkininkai pabrėžia, kad itin svarbu yra bendrystė ir patirties sklaida. Tik taip galima skleisti žinią apie šį tvarų ūkininkavimą. Kristina ir Arūnas sukaupę vertingos patirties, jie noriai dalijasi su kitais. Mes esame atviri iš tikrųjų, visada priimam lankytojus ir mokinius, ypač vaikus. Nes, praktikai ir visada, jeigu žmonės nori pasižiūrėti, iš kokio ūkio perka produktą, mes visada parodom, iš tikrųjų nieko neslepiam, nes, kad pamatytų ir įsitikintų, kad viskas tikra, ekologiška ir daroma taip, kaip mums atrodo, kad reikia daryti, ar ne. Bet šiaip Lietuvoje yra 18 biodinaminių ūkių ir po truputį šiemet tikimės, kad dar 3 prisijungs. Tai vis tiek
informacijos klaida vyksta ir tiem žmonėm, kuriem įkrenta, nu, sakykime, ateina tada, kada reikia, tai jinai ir įgyja tą sėklą tokią pasėtą. O dėl informacijos, tai kasmet organizuojame asociacijai būtent tos ir pradžiamokslio kursus, ir jau kurie pažengusiems, ir mūsų ūkyje kiekvienais metais vyksta. Tai pasikviečiam visą laiką kažkokius tai stiprų lektorių, kad galėtų iš vienos ar iš kitos pusės tą visą informaciją pateikti. Ir taip, kad esam atviri tam dalykui. Tai ne mūsų ūkyje, tai kitam ūkyje kažkuriam biodinaminiam vyksta. Būtent ir tas preparatų praktiškas gaminimas būtinas yra, tas bendruomeniškumas tuo pačiu toksai būtent tarp mūsų ūkių ir vyksta toksai. Pavyzdžiui, pernai pirmą kartą padarėm seminaras atvirą visuomeniai. Nes jau nusprendėm, kad jau laikas išeiti. Laikas parodyti pirkėjui, tam vartotojui. Tai buvo gana nemažai žmonių ir visi išvyko pakylėti. Pakylėti to bendravimo, to degustacijų. Mes degustacijas darėm čia. Degustavom chemizuotas morkas ir biodinaminės, žodžiu, ir jautėm skirtumą. Ir visi jautė, kad skiriasi ta morka. Paskui darėm preparatus kartu, ekskursiją po ūkį. Nu, žodžiu, žmonės išvyko patenkinti, tikrai. Ir džiaugsmingai nusiteikę. Netgi degustavom ir duoną užaugintą mūsų speltos ir vieno kepėjo pagaminta, ir kito kepėjo pagaminta, ir netgi lyginom tokios nes vis tiek tas produktas užaugintas biodinaminėmis turi kažkokių tai tokių stipresnių savybių negu vien tik tai tokioj chemizuotoj terpėje, tai suprantate, tai vis tiek ir tas, ir šaknynas, ir sąveika ir su žeme, ir su viršutinėm, jie tiesiog aktyvesnis yra tas pats ir grūdas, ir jisai yra veiksmingesnis, ir faktiškai žaliava yra daug vertingesnė maisto produktui. Jau 20 metų šiame ūkyje auginami mėsiniai galvijai Highlandai. Ūkininkai sako, kad jų labai geras charakteris, o ypač džiugina tai, kad jų mėsa viena sveikiausių. Kaip gali būti ekologinė žemdirbystė be gyvulių? Kažko trūksta, tokia sausa šaka atrodo žemdirbystėje. Jau tada atrodė, kad ir tiesiog rinkomės, kokią čia veislę, nes jeigu, aišku, pieninė, nes didelės investicijos ir laiko, ir finansų atžvilgių, o renkantis veislę, tai vėlgi, nei mano išsilavinimas, mechanikas, inžinierius, žmona buhalterinę apskaitą baigusi, ir mums tiesiog trūko žinių apie gyvulius, tai nutarėm, kad vis dėlto imti ekstensyvią mėsinių galvijų veislę, kuri tokia liktai ir neimli kažkokiem tai investicijom ir informacijai, bet tai pasirinkom Highlandus, tokią Highlando veislę. Ir jau beveik 20 metų auginam Highlandus. Ypatingi tuo, kad ramus, nereiklus. Highlandų charakteris labai neblogas, yra ramus, priesvarių nedideli, bet mėsos kokybė labai gera. Jeigu mūsų klientai, kurie paragauna Highlandų mėsos ar, pavyzdžiui, kitos veislės mėsos, tai vis dėlto čia yra. Šiaip darėm tyrimus tos mėsos ir Highlandienos omega rūgščių santykis yra artimiausia žvėrienai. Tai kai žvėrienos yra 1:1, tai va mūsų Highlandų yra 1,3 ta omega 6 rūgščių ir 1 omega 3. Kai tuo tarpu ten miltais arba net žolė šeriamų galvijų, kurie tvartuose stovi, tai tas omega 6 net kartais viršyje omega 3. Tai viena iš sveikiausių mėsų. Kristina ir Arūnas įsitikinę, kad žemės ūkis visada išliks svarbus Lietuvoje.
Juk mūsų šalyje yra gilios žemdirbystės tradicijos. Anot jų, turime mokytis ūkininkauti tvariai, darniai ir atsakingai tausoti tai, ką esame paveldėję. Faktiškai mes esame agrarinis kraštas ir mes negalim nuo to labai toli nueiti, nes visa ta ekonomika tokia mūsų, kad sukasi apie žemės ūkį. Ir tie ir socialiniai ryšiai, ir ekologiniai ryšiai labai tampriai su žemės ūkiu surišti. Ir ta tokia, į tą išgryninti, kur tos problemos labai yra sudėtinga, nes faktiškai čia mumise yra tas yra. Mūsų šeimose, tarp mūsų giminių, net būna kitą kartą, atrodo, ne mūsų šeimų, mūsų giminė, atrodo, mato mūsų sunkų darbą, viską, bet vis tiek jie kitą kartą kažkokią tai kažkur pasigavę kažkokią keistą mintį, jie vis dėlto sako, kad čia vis dėlto galvijai yra blogis, ten daug vandens sunaudoja, ar ten labai daug CO2 prigamina, ar dar kažką tokio. Tai yra, pasakyti, mūsų visų tokia problema, kad reikia tolerantiškiau į tą žemės ūkį žiūrėti. Tai vizija tokia, kad būtų tas ūkis, kad jisai eitų gal ne į plotį, o į gylį, kaip sakoma. Ir kad tas dvaras anot sūnaus būtų kaip kultūros židinys, o ūkis išlaikytų dvarą. Mes kažkokiu tai modernėjimo keliu mes jau nenueisime, o kad tas tęstinumas būtų, svarbiausia yra, kad nebūtų tokių labai staigių posūkių, kad būtų tęstinumas. Levaniškio dvaro ir Martinėlių šeimos istorija tai įrodymas, kad įmanoma gyventi kitaip. Darniai su gamta, jausti jos ritmą ir atkurti tai, ką daugelis pamiršo. Tai istorija apie nepalaužiamą ryžtą, tvirtą tikėjimą ir besąlygišką meilę žemei, kuri dovanoja ne tik gausų derlių, bet ir vidinę ramybę. Levaniškio dvaro ir Martinėlių šeimos istorija pasakoja apie tai, kaip gimsta tikras ryšys su žeme, iš pagarbos ir meilės gamtai. Pradėję biodinaminį ūkininkavimą, Martinėliai sukūrė savo žemės uostą, kuriame atrado vietą paprasti darbai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.